Tai šiandien kalbėsiu apie vaikų darželio temą ir dalinsiuosi argumentais už ir prieš. Tai trumpai prisistatysiu pati. Aš esu gydytoja psichoterapeutė Ugnė Lindžiūtė, taip pat esu coachingo specialistė ir jau beveik 10-metį padedu moteriams, kas liečia jų savirealizaciją. Ir temos, su kuo dirbu, iš esmės plėtėsi labai stipriai. Ar ne, pirmiausia, nuo savirealizacijos, nuo meilės savo, savęs, savo poreikių pažinimo. Toliau dirbau daug su vaikystės traumomis, suaugusių žmonių. Ir lygiai taip pat, kas liečia ar ne mūsų vaikus, kada tapau mama, tai taip pat praplėčiau visas temas, kuriomis dalinuosi ir apie motinystę. Tai vaikų darželio tema, jinai iš esmės yra labai kontroversiška ir yra gan sudėtinga, nes jinai yra emociškai labai jautri. Jinai labai jautri tiek ir kiekvienos mamos atžvilgiu, kiekvienos šeimos atžvilgiu. Ar ne, čia yra daugybė veiksnių, taip kaip mes norim, taip kaip mes galim, kokia yra visuomenės situacija ir taip toliau. Tai šiandien noriu dalintis su šeimomis, ar ne, mamomis, kurios svarsto ir noriu padėti apsispręsti dėl vaikų vedimo į darželius, ypač toms mamos, kurios dvejoja, abejoja, galvoja, kaip reikėtų, kaip norėčiau. Ir iš esmės šita paskaita yra daugiau skirta šeimoms ir mamoms, kurios gali rinktis. Ar ne, nes kartais būna tokių situacijų, kur mes iš tikrųjų ir negalim rinktis, kur mes turim, ar ne, tam tikrą situaciją, tam tikrą finansinę situaciją ir mes negalim rinktis. Bet didžiąja dalimi, ar ne, kalbu apie šeimas, kurios gali rinktis. Ir gali rinktis, ar ne, tai nereiškia, kad tai neturi tam tikros kainos. Ar ne, mes visada turim tam tikrus prioritetus, savo vertybės ir kartais savo gyvenime mes, ar ne, vienus savo poreikius truputėlį padedame šoną tam, kad galėtume kitus dalykus daryti. Tai, ar ne, dažnai yra sakoma, tarsi aš neturiu pasirinkimo, ar vesti vaiką, ar nevesti vaiką į darželį, nes turiu grįžti į darbą. Bet mes visada turim, ar ne, pasirinkimą aplamai gyvenime. Ar aš noriu grįžti į darbą, ar aš nenoriu grįžti į darbą, ar ne, kaip aš pasiplanuosiu finansus, kur aš juos nukreipsiu. Ir kada kalbu apie vaikų darželio temą, taip pat labai svarbu yra atskirti, ar ne, vaikus iki 3 metų ir daugiau negu 3 metų. Tai apie tai kalbėsiu daug daugiau ir papasakosiu, kodėl taip kalbu. Tai visa paskaita jinai bus paremta ir psichologijos žiniomis, ir naujausia mokslinė literatūra. Taip pat pasidalinsiu ir savo nuomonę, ar ne, kaip tą visą informaciją aš perskaitau ir iškoduoju, nes galim suprasti visi labai skirtingai. Bet kuriuo atveju visada rinkitės tai, kas tinka jūsų šeimai. Ar ne? Jūsų kiekvienas atvejis visada yra individualus ir nėra tokios vienos tiesos, kuri tiktų visiems. Ar ne? Tai yra tam tikri dėsningumai, bet mes visi esame labai skirtingi. Visos šeimos yra labai skirtingos ir mes labai skirtingai tuos pačius dalykus veikiam, matom, darom, auginam vaikus labai skirtingai. Tad visą informaciją visada žiūrėkit pagal save ir pasitikrinkit, kaip tai jaučiasi jums. Ar ne? Nes jeigu tai jaučiasi kaip jūsų tiesa, puiku. Jeigu jaučiasi, kad ne, šitas ne man, tai tiesiog paliekam. Taigi, kol dar neįsivažiavom į paskaitos turinį, noriu paklausti, kokius jūs didžiausius darželių už ir prieš matot? Kaip matot, kokie yra didžiausi už ir kaip matot, kokie yra didžiausi prieš? Ir netgi rekomenduoju, ar ne, kad žiūri įrašą susistabdyti ir užsirašyti, kokie tie pliusai, kuriuos aš matau. Tai pradžiai aš pasidalinsiu pliusais, kurie, manau, yra patys dažniausi, apie kuriuos daugiausia yra kalbama, tai visų pirma yra palengvinimas tėvams. Nes šiais laikais, kada mes gyvename ne bendruomenėm, o daugiau kiekviena šeima atskirai, tai tikrai vaikus auginti yra daug sunkiau negu būdavo anksčiau, kur būdavo močiutės, seneliai ar ne, daugybė vaikų, vieni kitus augina ir tai būdavo tokios bendruomenės. Dabar mes esam labai mažos šeimos ir dažniausiai yra gan mažai pagalbos. Taip yra sakoma, kad tam, kad užauginti vaiką, reikalingas visas kaimas. Tai yra didžiąja dalim ir tiesa, ar ne, nes vaikui reikia ir daug patirčių, reikia labai daug dėmesio. Tai mes, kai norim patenkinti vaiko poreikius ir savo poreikius ir juos visus suderinti, na, dažnai vieno žmogaus tiesiog neužtenka tam, kad mes galėtume visą tai suderinti. Tai kuo daugiau žmonių įsitraukia, tuo yra lengviau. Tai pagrindinis pliusas, ar ne, tai yra iš tikrųjų palengvinimas tėvams. Ar tai tėvai turės eiti į darbą, ar tai aplamai, ar ne, daugiau turėti laiko visiems dalykams.
Tai toks natūralus ar ne ir savaime suprantamas dalykas. Aišku, mano kvietimas visada yra ieškoti ar ne tos pagalbos, ieškoti, kaip aš galėčiau sukurti tą savo mažą bendruomenę, nes tai yra labai labai svarbu. Ir tai svarbu ne tik vaikų ugdymui, tai lygiai taip pat svarbu ir mūsų pačių psichologiniai sveikatai ir geroviai. Nes mes esam socialios būtybės kaip žmonės ir mums reikia daug to bendravimo. Tai labai natūralu. Net jeigu esam intravertai, ar ne, mums to bendravimo reikia mažiau, bet jo vis tiek reikia. Mums reikia jaustis kažko dalimi, kad mes turėtume gerą emocinę ir psichologinę sveikatą. Toliau kitas argumentas dėl vaikų darželio, tai vaikų darželis jisai suteikia įvairiapusišką ugdymą, tai daug mokina, ar ne, yra visokių veiklų, jos yra skirtingos, žmonės skiria būtent tam laiką, kad tos veiklos būtų sugalvotos ar ne ir išpildytos. Šeimose mes dažniausiai neturim tokios galimybės, kaip turėti tą įvairiapusiškumą, bet kas vyksta šeimoje, mes turim labai realistinės patirtis, turim daug įsitraukimo į veiklas, į buitį, ar ne, jeigu šeimoms tai pavyksta. Ir vėlgi, didelis už, ar ne, jeigu mes namuose, iš tikrųjų neturim resurso užsiimti su vaiku, jeigu mes jaučiam, kad tiesiog jungiam vaikui televizorių ir paliekam jį, ar ne, žiūrėti televizorių ir neužsiemam, tai tada tas už tikrai yra didelis. Kitu atveju, jeigu mes su vaiku norim užsiimti, jeigu mes veikiam kartu, tai, vėlgi, ar ne, tas ugdymas, jisai yra svarbesnis jau mokyklinio amžiaus metu. Tad manau, kad vaikas didžiąja dalim nebus nuskriaustas, ar ne, jeigu jisai bus su mama, kuri bus įsitraukusi, ar kitu artimu žmogumi, kuris bus įsitraukęs ir veiks įvairias veiklas. Toliau, trečias pliusas yra socializacija ir bendruomenės jausmas. Tai vėlgi, čia labai svarbu, apie kokio amžiaus vaikus mes kalbam. Bet iš esmės socializacija, ar ne, gerai, būti tarp kitų žmonių yra gerai. Vėlgi, palyginkim, ar ne, vaiką, kuris sėdi vienam kambaryje ir niekur neišeina, nieko neveikia, tik tai būna tarp keturių sienų, kur galbūt ir šeima mažai užsiema, ir vaiką, kuris eis į darželį, kur su juo bus užsiemama, tada yra didelis pliusas. Bet iš esmės, apie ką aš irgi kalbėsiu ir vėliau, vaikams iki 3 metų tas socializacijos poreikis nėra didelis. Vaikas kuo puikiausiai gali socializuotis būdamas su mama ar su kitu besirūpinančiu žmogumi, ir jisai gali kuo puikiausiai patenkinti visus savo socializacijos poreikius be darželio. Darželis vaikams, ypač iki mokyklinio amžiaus, nėra būtinas, jeigu mes gyvenam normalų gyvenimą mūsų visuomeniai. Toliau yra pasirengimas mokyklai ir struktūruota aplinka, tai čia vėlgi dalykai, kurie yra, manau, svarbesni vyresniems vaikams, kaip sakau, iki 3 metų ir vyresniems. Ir nepriklausomybės skatinimas. Tai darželėje vaikai tikrai yra savarankiškesni, ar ne, patys turi apsirengti, naudotis tualetu, valgyti be tėvų pagalbos. Ir irgi pakomentuosiu, kad svarbu, kad tas savarankiškumas, jis būtų skatinamas, bet jis būtų skatinamas daugiau vaiko iniciatyva, negu kad, ar ne, situacija tokia, kad vaikui niekas nepadeda ir tada jisai kažkaip tai turi ar ne, vienas su viskuo susidoroti, kas jam galbūt yra per dideli iššūkiai. Tai ta nepriklausomybė, jinai yra svarbi, kada jinai yra adekvati, ar ne, jinai atitinkanti vaiko raidą, vaiko gebėjimus, tada tai tikrai yra didelis pliusas. Tai jeigu taip užbėgant paskaitai į priekį, ar ne, paminėjau tos pagrindinius už, ką žmonės dažnai išsako, tai iš tikrųjų, kada geriausia vesti vaiką į darželį, vienas iš klausimų, apie kurį šnekėjau, ar ne, mums svarbu suvokti, kad, ar ne, vaikai iki 3 metų, jų raida yra vienokia, 3 metų šiek tiek kitokia, vėlgi išsiplėsiu, bet dauguma į vaiką orientuotų sistemų siūlo vaiką leisti darželį nuo maždaug 3 metų. Ir yra sakoma, kad, ar ne, galbūt mažesni vaikai prisitaiko paprasčiau, bet vėlgi, ar ne, klausimas, ar jie prisitaiko išoriškai, mums atrodo, kad tarsi paprasčiau, o kas vyksta jų vidiniam pasaulyje. Tai apie tai labai labai daug kalbėsiu, bet tiesiog norisi kažkaip užbėgti įvykiam už akių ar ne visai paskaitą ir tiesiog paminėti, kad dauguma sistemų siūlo vaikus vesti į darželį nuo maždaug 3 metų. Ir tai, kas liečia, ar ne, tiek prieraišios tėvystės sistemą, tiek Montessori pedagogiką, Valdorfo pedagogiką ir daugybę kitų į vaiką orientuotų pedagogikų. Jeigu žiūrėti paprastumą ar ne socialinį
socialinę visą situaciją. Tai tada taip, kuo anksčiau mama išeina į darbą, ar ne, tuo jinai turi pati daugiau laisvės, daugiau erdvės, pradeda eiti į darbą ir atrodo, kad tarsi grįžta į gyvenimą prieš motinystę, bet tai didžiąja dalim, ar ne, būna tokia kaip ir iliuzija, nes mes iš tikrųjų vis vien esame mamos, tai tada dirbam 2 darbus, ar ne, ir būnam mamos ir dirbam. Tai tas laikas iki 3 metų labai dažnai yra geras laikas, kur mamos, jeigu turi ar ne galimybės, jeigu renkasi tai kaip prioritetą, tada gali skirti tai savo vaikams. Tai tokia trumpa teorija, kaip aplamai buvo sukurti darželiai. Tai darželiai nėra toksai dalykas, kuris gyvavo visą laiką. Iš esmės, tokia kaip darželių idėja, jinai atsirado tik tai 19 amžiuje, kartu su pramonės revoliucija. Nes iki tol, kaip augdavo vaikai, kaip atrodydavo šeimos, tai ir būdavo mažos bendruomenės, ar ne? Tėvai, galbūt seneliai, vaikai, vyresni vaikai augina mažesnius vaikus ir visi gyvendavo tokioje tarsi bendruomenėje, ar ne? Kaimynai kažkokie būdavo, su kuriais artimai būdavo bendraujama. Ir kai įvyko pramonės revoliucija, atsidarė fabrikai, ar ne, reikėjo daug darbo jėgos, visi vyrai buvo įdarbinti ir tiesiog reikėjo daugiau darbo jėgos. Koks buvo sprendimas priimtas, kad moteris, jos taip pat puikiai gali dirbti. Ir jos lygiai taip pat gali prisidėti prie darbo rinkos, tik tai tada reikia išspręsti, ar ne, kas prižiūrės vaikus. Tai būtent taip ir buvo sukurti darželiai. Iš esmės, jie buvo sukurti ne dėl kažkokio vaikų poreikio, jie buvo sukurti dėl to poreikio, kad mamos galėtų pradėti dirbti. Ir pirmasis darželis, jo įkūrėjas buvo Friedrichas Froebelis. Ir jisai norėjo ar ne įvesti tokį dalyką, kad vaikai galėtų mokytis per žaidimą, kad būtų daugiau orientuojamasi į vaikus. Tačiau kas dažnai, ypač istorijoje ar ne, darželiuose, vaikų gerovė nebuvo labai toks prioritetas, o tiesiog, ar ne, kad kažkas užimtų vaikus, kad jų fiziologiniai poreikiai būtų patenkinami, bet apie psichologinę gerovę buvo kalbama mažiau. Ir tik tai apie 20 amžių buvo pradėta skirti dėmesio, ar ne, ir aplamai vaikų socialiniams, emociniams poreikiams, ir apie tai buvo pradėta kalbėti daugiau. Jeigu taip ar ne kalbėti apie tos pagrindinius poreikius, man labai patinka schemų terapijos kūrėjo Jeffrey Youngo pasiūlyta ar ne teorija, kokie yra pagrindiniai poreikiai. Ir jisai sukūrė schemų terapiją, kur buvo tiesiog šnekama apie tai, kad tam tikri vaikystės patyrimai, kuriuos mes turime, jie sukuria tam tikras mąstymo ir elgesio schemas, tam tikrus modelius. Tai, kas pasikartoja. Pavyzdžiui, ar ne, aš pykstu, kažkas nutinka ir arba mano mama man padeda suprasti, kas manim vyksta, arba kai pykstu, mama supyksta, pati pradeda šaukti ir sako, eik į savo kambarį. Ar ne? Ir pagal tai mes suvokiam pasaulį. Tai susidarom tam tikrą schemą. Jeigu elgsiuosi taip, kas nutiks tada? Jeigu elgsiuosi taip, kas nutiks tada? Ir būtent schemų terapija šneka apie pagrindinius 5 poreikius, kuriuos turi vaikai, bet mes turim ir taip pat visi suaugę. Tai visam mūsų gyvenimui svarbus dalykai. Tai tie 5 poreikiai, pirmasis yra saugus prisirišimas. Tai apie saugų prisirišimą ypač daug kalbama šiais laikais, ar ne, yra ir prieraišumo teorijos, visa ta prieraišioji tėvystė kaip sistema sukurta. Ir saugus prieraišumas, jisai šneka apie tai, kad vaikui yra svarbu patirti besąlyginę meilę, saugumo ir stabilumo jausmą. Ir kad tai yra pagrindas, kuris, ar ne, mums sudaro to saugumo gyvenime jausmui visam likusiam gyvenimui. Toliau kitas poreikis yra autonomija. Tai autonomijos poreikis reiškia, ar ne, kad aš kompetentingas, aš galiu, moku, esu savarankiškas ir man leidžiama reikštis. Toliau yra laisvė išreikšti savo jausmus ir norus ir kad mes nebūtume atstumti ir nubausti dėl to. Poreikis žaidimui ir spontaniškumui, kad galėtume džiaugtis gyvenimu, būti laimingi, ir realistiškos ribos. Tai yra poreikis, kad suaugusieji nubrėžtų sveikas ribas, kurios būtų ne per griežtos, bet kad ir nebūtų per laisvos, kad tai užtikrintų žmogaus sveikos savikontrolės vystymąsi. Ir jeigu taip išskirti, ar ne, pirmieji metai yra laikas, kuomet vaikas reikalauja nuolatinio, iš esmės, tėvų ar globėjų dėmesio, nuolatinio
fizinių poreikių tenkinimo ir taip pat saugios aplinkos, kur vaikas jaustųsi mylimas. Ir čia pradeda formuotis, ar ne, emocinis tas vat ryšys, prieraišumas, kuris maksimaliai formuojasi pirmus 3 metus, bet iš esmės, taip sakykime, ar ne, visą gyvenimą mums tai yra svarbu, bet ypač svarbus yra tie pirmieji 3 metai. Ir yra pasakymas, ar ne, svarbu ne kokybė, ne kiekybė, bet kokybė. Tai su vaikais šitas neveikia, nes iš tikrųjų yra svarbu kiekybė. Kiek mes esam, ar mes esam pastovus, nuo to priklausys būtent vaiko saugumo jausmas. Ir kada aš kalbu apie tą saugų prieraišumą, ar ne, vėlgi yra prieraišumo tipai, tai aš trumpai papasakosiu. Yra 4 tipai. Tai yra tas saugus prieraišumas, kada vaikai jaučiasi saugus, jie pasitikė savo artimaisiais, žino ar ne, kad jeigu kažkas nutiks, tėvai jiems suteiks emocinę paramą. Ir saugų prieraišumą turintys žmonės, ar ne, jie labai lengvai užmezga santykius, jie santykiuose jaučiasi pasitikintis tiek savimi, tiek ir išsirenka partnerius, kurie atlieptų jų poreikius. Ir jie labai gražiai, ar ne, gali kurti ryšius su visais aplinkiniais žmonėmis. Toliau yra kiti prieraišumo tipai, kurie išsivysto, jeigu ar ne mes neturime vaikystėje to vat žmogaus, į kurį saugiai galėtume atsiremti. Ir vėlgi, nėra svarbu, kad tai būtų tik tai vienas žmogus, ar ne, tai gali būti keletas žmonių. Tai iki metų maždaug, ar ne, plius minus yra svarbus tas pirmasis asmuo, vienas, ir kuo toliau, tuo tų žmonių sąrašas, ar ne, tarsi plečiasi. Ir kalbant apie tą saugų prieraišumą, jisai formuojasi tuomet, kada mes turim žmogų, kurį galim atsiremti. Sakau, nebūtinai turi būti tas pats, bet tai yra, kad visada yra kažkoks suaugęs, kad aš nesu vienas. Nes iš esmės vaikai patys vieni išgyventi negali. Tai evoliuciškai jie turi jausmą, ar ne, kad man reikia žmogaus, kuris manimi pasirūpintų. Tai tiesiog evoliucinis poreikis, kad būtų šalia kažkoks suaugęs žmogus, kuris manimi pasirūpintų, nes jeigu jo nebus, aš mirsiu. Ir tai įrašyta tiek į vaikų, ar ne, visą sistemą, tiek į mamų, ar ne, nes mamos, joms yra sunku, ar ne, atsitraukti nuo vaikų, nuolat yra jaučiamas kaltės jausmas, jeigu mes atsitraukiam didesnis ar mažesnis, ar ne, o kaip mano vaikai, kas vyksta, arba kaltės jausmas, kad kodėl aš taip gerai jaučiuosi, kai mano vaiko šalia nėra. Na vėlgi, ar ne, čia priklausys nuo vaiko amžiaus, kokio amžiaus vaikutį mes auginam, bet šitos paskaitos akcentas yra į vaikus iki 3 metų. Tai tie kiti prieraišumo stiliai, kai nėra to saugaus, pastovaus žmogaus, tai yra arba nerimastingas prisirišimo stilius, kuomet vaikas ar ne jaučia nuolatinį nerimą, kad tėvai pasitrauks, yra jaučiamas nepasitikėjimas, kad ar juo bus pasirūpinta, jis bijo atstūmimo ir nuolat ieško patvirtinimo. Ir yra kitas variantas, tai yra vengiantis prieraišumo stilius, kur vaikas gali atrodyti, kad jisai puikiai jaučiasi ir vienas, ir jam lygtais nereikalinga kažkokia pagalba, bet iš tikrųjų, kas nutinka, jeigu vaiko poreikiai ar ne būna neatliepti ilgesnį laiką, jis tarsi, ar ne, taip liaudiškai pasakykim, užsišika, ar ne, iš tikrųjų nieko ten nėra apie užsišikimą, bet jis tiesiog priema sprendimą, kad mano poreikiai nebus patenkinti ir jis tada tiesiog nesikreipia į globėjus, būna tarsi savarankiškas, bet iš tikrųjų jo poreikiai nėra patenkinti, jis nesijaučia saugiai iš esmės. Jis tiesiog yra vengiantis, tarsi atstumiantis iš esmės. Ir kas vyksta? Šitie tipai dar gali būti ir miksas, tas 4 variantas, ar ne, kur vengiantis ir nerimastingas susipina tarpusavį ir yra tas desorganizuotas tipas, bet tiesiog nenori išsiplėst. Kas vyksta, kada suaugęs žmogus ar ne, vaikas užauga su tam tikru nesaugiu prisirišimo tipu, jis visą tai atsineša į savo suaugusių žmonių gyvenimą. Ar ne? Ir tas prieraišumo stilius susidaro įtaką, taip kaip žmogus kur santykius su kitais žmonėmis, ar ne? Tiek draugystės, tiek su priešinga lytimi, tiek kaip bendraus su draugais, ar ne, šitą minėjau, tiek kaip bendraus darbe, na, iš esmės visose gyvenimo srityse. Ir tas prieraišumo stilius yra tarsi kaip tam tikros spalvos akiniai, kur žmogus užsideda, ar ne? Jeigu žmogus turi saugaus prisirišimo stilių, jisai eina ir laimingai, gražiai kuria santykius su pasitikėjimu ir saugumu. Bet jeigu žmogus turi arba vengiantį, arba nerimastingą, arba dezorganizuotą prieraišumo stilių, tai yra tarsi, taip įsivaizduokime, mes užsidedam kokius nors melsvus akinius ir keliaujam per visą savo gyvenimą, ar ne? Tai yra tokiu nerimo, nesaugumu, ar ne,
toksai fonas, kuris visada yra ir kuris žmonėms atrodo labai labai įprastas, tarsi net neaišku, kas tas saugumas yra. Tai tas prieraišumo stilius, jis ypač formuojasi pirmaisiais 3 metais. Pirmaisiais metais pasistato pagrindai, bet ta visa bazė yra pirmi 3 metai. Dėl ko aš šneku, kad mažiems vaikams yra labai labai svarbus tas galėjimas atsiremti į suaugusią asmenį. Ir vėlgi priklausomai nuo darželių, apie kokius mes svarstysim, vienose yra didelės grupės ir tiesiog poreikius, būna sunku, poreikius vaikų būna sunku patenkinti. Vieną sekundėlę. Taip. Tai jeigu yra didesnė grupė vaikų ir mažai suaugusių žmonių, tai tuos poreikius yra sunku patenkinti. Sunku atrasti žmonės, kurie galėtų pasirūpinti visais vaikais, nes jeigu aš turiu ten, nežinau, 5 vaikus, 6 vaikus, 7 vaikus, ir jie visi turi skirtingus poreikius, aš kaip auklėtoja neturiu tiesiog galimybės tų visų poreikių patenkinti. Tai svarbu suprasti, galvojant apie darželius. Ir jeigu mes galvojam apie darželį, vėlgi apie kokio tipo mes darželį kalbėsim, kokie ten žmonės bus, ar bus kažkoks žmogus, kuris perimtų, į ką vaikas galėtų atsiremti. Tai toliau, remiantis Jean Piaget teorija, taip pat yra svarbu žinoti, kad nuo gimimo iki 2 metų vaikai yra sensomotorinėme etape, tai viską jie patiria per judesį, per jutimus. Nuo 2 ir iki 7 metų jau vaikai pradeda suprasti priežasties ir pasekmės ryšius. Vėlgi, ką mes galim suprasti, jeigu vaikai tik pradeda suprasti priežastį ir pasekmę, jiem yra sunku suprasti, kas po ko vyksta, jie negali visiškai mąstyti abstrakčiai ir tai apriboja jų pasaulio suvokimą. Taip, kad toks abstraktus dalykai, kad mama dabar išėjo, jinai vėliau grįš, jiems yra iš pradžių labai labai sunku suprasti. Ir jau nuo 7 metų vaikai gan logiškai mąsto, supranta priežasties pasekmės ryšius ir mąsto jau abstrakčiai, nors tas abstraktus mąstymas dar nėra pilnai išsivystęs, bet turim suprasti, kad nuo 2 iki 7 metų tas abstraktumas, priežastis, pasekmė, tai vystosi. Iki 7 metų vaikai nesupranta ironijos ir nesupranta juokavimo. Jie gali išmokti tam tikrus elgesio modelius, bet iš esmės, vieni anksčiau, kiti vėliau to išmoksta, vaikai negali suprasti, jeigu mes naudosim kažkokius pajuokavimus. Iki 7 metų vaikai turi taip vadinamą absorbent mind. Tai reiškia, kad jie sugeria visas patirtis, kas vyksta. Ir vėlgi, labai svarbi darželių kokybė, jeigu mes galvosime apie darželius, ar tame darželyje, kokios yra sąlygos palaikomės, kiek įvyksta teigiamų patirčių, kiek įvyksta neigiamų patirčių, nes vaikai tiesiog viską sugeria. Iki 7 metų, jeigu mes vaikui rodysim filmą, kur yra geri veikėjai ir blogi veikėjai, tai vaikas negali suprasti, kad šitaip elgtis yra gerai, šitaip elgtis yra blogai, dėl to aš renkuosi elgtis gerai. Iki 7 metų vaikai, jie tiesiog sugeria pilnai. Tai reiškia, jeigu aš matau, kad kažkas kažką muša, aš išmokstu, kaip reikia mušti ir paskui tai kartosiu. Tėvai gali pasakyti, jo, čia negerai, taip neturėtume elgtis, bet viską, ką vaikas mato aplinkoje, jisai sugeria ir tada jis taip elgiasi. Ir vaikų darželiuose, jeigu yra labai didelės grupės ir neįmanoma visai sukontroliuoti tų interakcijų, kurios vyksta, tokiu atveju vėlgi yra rizikos, kad, ką vaikas išmoks, ką jisai atsineš. Yra daugybė žmonių ir kokias vertybės jisai išmoks, ką jisai perims. Dar yra nesakoma, kad paauglystė yra sunkus laikotarpis ir, kaip sakau, jeigu mūsų vaikas auga aplinkoje, kur yra visai kitos vertybės, augina kažkokie žmonės, kurių pasaulio matymas visai nesutampa su mūsų pasaulio matymu, tai paauglystėje tiesiog yra sunkiau suprasti tokiu atveju savo vaikus, nes jų pasaulio matymas susiformavo daugiau remiantis kitų žmonių pasaulio matymu negu mano pačios. Ar mūsų šeimos. Toliau socializacijos tema,
ar ne? Čia turbūt yra dažniausias argumentas, kurį aš girdžiu, kodėl vesti vaikus į darželius, dėl to, kad vaikas, ar ne, nori žaisti su kitais vaikais, aš jau matau, kad mano vaikas, ar ne, nori bendrauti, tai jau laikas vesti darželį. Tai šitoje vietoje yra didelis kabliukas, ar ne, nes pirmaisiais 3 gyvenimo metais vaikai, jie, ar ne, vieni su kitais mažai žaidžia, jie daugiau žaidžia tą patį žaidimą vienas šalia kito, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu ten bus kažkokios kaladėlės, tai iki 3 metų vaikai ne kartu dėlios kažkokį tai bendrą, ar ne, pilį, bet vienas statys savo pilį, kitas statys savo pilį. Tai jie tikrai mokosi vieni iš kitų, tų interakcijų tikrai yra, bet jos yra netiek svarbios, nes ne tai, kad netiek svarbios, bet netiek yra svarbu daug interaktinti tarpusavyje. Yra svarbu būti tarp vaikų, matyti tuos vaikus, bet ar ne, tai, ko puikiausiai galima padaryti ir be darželio. Jeigu mamos ar ne, ar šeimos rūpinasi, kad, na va, mano vaikas labai nori bendrauti su kitais vaikais, tai sprendimas yra bendrauti su kitais vaikais, bet nebūtinai darželis. Mamos lygiai taip pat gali eiti, ar ne, į pasaulį su vaiku ir kasdienybėje matyti kitus žmonės, kitus vaikus, kaip kas elgiasi, nes vaikai iš esmės mokosi stebėdami. Darželiuose, kas dažnai yra, ar ne, yra suleidžiama 20 to pačio amžiaus vaikų ir tada jie mokosi vieni iš kitų, bet nėra mokymosi, ar ne, iš vyresnio, nėra socialinių situacijų tiek daug modeliavimo, nes tarsi visi yra panašus. Idealiu atveju darželiai, kada yra su skirtingo amžiaus vaikais, tai būtent mažesnieji gali mokytis iš vyresniųjų, didesnieji gali mokinti mažesnius ir tada vyksta labai labai gražus augimas ir iš tikrųjų labai graži socializacija, ar ne? Kai mes turim iš ko, mes turim pavyzdį, iš ko mes galime mokintis. Toliau, kada jau prasideda mokyklinis amžius, tai čia jau pasidaro labai labai svarbi socializacija ir pasidaro labai labai svarbu megzti santykius su kitais žmonėmis. Tai nuo 3 iki to mokyklinio amžiaus yra toks pereinamas laikotarpis, ar ne, kur aplinkinių vaikų reikia, ar ne, vis daugiau, bet iki 3 metų tas poreikis, aš sakyčiau, didžiausias poreikis yra vaikui jaustis saugiai ir būnant saugioje aplinkoje, kur yra mama, tada jau bendrauti ir turėti tą socializaciją. Taip pat tarp vaikų yra dažniausiai labai didelė konkurencija, ar ne, ypač mažesnių, ir vaikai turi egocentrinį pasaulio matymą. Tai reiškia, kad viskas, kas vyksta šitam pasaulyje, viskas, ar ne, aš esu pasaulio centras, vaikai negali suprasti, kad kitas žmogus taip pat yra ir jis yra jo pasaulio centras, ar ne, yra tik tai aš, mano pasaulis. Ir viskas, kas nutinka, viskas yra apie mane, dėl manęs. Ar ne, jeigu man sekasi, jeigu aš gaunu saldainį, aš puikiai jaučiuosi, jeigu negaunu saldainio, ar ne, tai kas yra negerai, ar ne, viskas tampa apie mane. Dalintis taip pat tokio amžiaus iki 3 metų, ypač iki 2 metų yra labai labai sunku. Jau nuo 2 metų lengviau, sakykime, ar ne, jau prasideda, bet iki 2 metų vaikams yra labai labai sunku dalintis. Nes jie, kaip sakau, jie nelabai supranta to ar ne, bet ryšio, kad, nu, aš noriu, ar ne, ir viskas, jų pasaulyje yra tik tiek, aš noriu, o kad kitas nori, yra, nu, tiesiog smegenys to nelabai gali dar suvokti. Ir kuomet mes skatinam vaikus, pavyzdžiui, dalinti žaislais, kol jie dar yra per maži tam, kad jų smegenys tai suvoktų, labai daug yra tokio nepasitikėjimo savim susiformuoja, labai daug susiformuoja tarsi, kad aš kažkoks netinkamas, kad tarsi negaliu gauti tam tikrų dalykų. Tai yra tokie kertiniai įsitikinimai, kurie formuojasi vien dėl to, kad vaiko smegenis jos dar nesugeba dalintis. Nėra tokio koncepto, kad ir kitam ir man esu tik tai aš. Tas egocentrinis pasaulio matymas, jis yra iki 7 metų. Kuo vaikas mažesnis, tuo, ar ne, jisai ryškesnis. Ir mes tiesiog turim tai suprasti, ar ne, kad ne vaikas blogas, kad jis nenori dalintis. Ne vaikas blogas, kad jis nori, kad viskas būtų pagal jį. Jo smegenys dabar yra tokiame etape ir yra toks pasaulio matymas ir toks suvokimas. Ir viskas su tuo yra tikrai to žodžio prasme normalu. Tai yra normalu, tai galbūt nėra patogu, bet smegenys po truputėlį vystosi ir prasidės, ne, kuo vaikas bus didesnis, tuo prasiplės tas matymas ir tada atsiranda, ne, kad, o, ir kitas žmogus kažką nori. Ok, pradėkim dalintis. Taip pat nuo vaikai iki mokyklinio amžiaus
jie yra labiau orientuoti į artimus žmones, ar ne? Kaip minėjau, tas poreikis bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kurti socialinius ryšius su bendraamžiais, jisai labiausiai pasireiškia jau nuo mokyklinio amžiaus. Ikimokyklinėme amžiuje jis yra tikrai ne toks didelis. Ir labai man patinka Gabor Mate, kaip, nu, jis iš tikrųjų labai daug, ar ne, padarė būtent darbo suvokiant vaikus, suvokiant vaikų raidą ir tuos emocinius poreikius. Ir jisai šneka apie tai, kad ypač mažiems vaikams yra labai svarbu turėti tą suaugusį žmogų, į kurį mes galim atsiremti. Jeigu vaikas yra anksti išleidžiamas į darželį, jeigu darželyje nėra kitų suaugusių žmonių, kurie galėtų atliepti vaiko poreikius, rodyti tam tikras vertybės, ar ne, tuomet vaikas pradeda orientuotis nebe į suaugusių žmogų, kad mokintis iš suaugusio, bet jis pradeda orientuotis į bendraamžius. Ne, jis pradeda orientuotis į tokius pačius, kurie turi tą patį suvokimo lygį kaip ir jis pats. Ir iš to atsiranda tokios rizikos, ar ne, kad vaikas mokosi, ar ne, iš tokį patį suvokimo lygį turinti žmogaus. Ir tai reiškia, kad nebūtinai jisai remsis kažkokiom vertybėm, ar ne, nebūtinai, ar ne, turės tokio stabilumo. Jeigu taip žiūrėti, ar ne, net ir paauglystėje yra ta orientacija į bendraamžius šiek tiek pavojinga, dėl to, kad vaikas nėra saugus, kada jis negali remtis į suaugusius. Kada yra bendraamžių santykiai, ten nėra emocinio saugumo, ar ne, nes vieną akimirką vienaip, kitą akimirką kitaip, sunku formuoti žmogaus tapatybę ir savivertį, ar ne? Negauna žmogus pakankamai moralinių normų, pasaulėžiūros gairių, jeigu mokinasi vien tik iš bendraamžių. Toliau emocinė raida, kuri būtų stabili, ją labai yra sunku iš tikrųjų vaikams įgyti, tą emocinį stabilumą. Ir kadangi dabar paskutinės kartos, ar ne, dauguma yra augintos darželiuose, tiesiog mes neturėjom galimybės išmokti emocijų reguliacijos įgūdžių. Nes suaugęs žmogus, jisai gali reguliuoti emocijas, vaikas, tam, kad jis reguliuotų emocijas, jisai turi matyti pavyzdį, jis turi, ar ne, jam reikalinga pagalba tos emocijos susireguliuoti. Ir jeigu mes neturime žmogaus, kuris mums padėtų susireguliuoti, gali būti, kad mes taip ir neišmokstame, kaip reguliuoti savo emocijas. Ir mūsų ta emocijų raida yra tokio labai vaikiško lygio, ar ne? Aš supykstu, užsiplėskiau. Tai vat rodo tokį emocijų didelį labilumą. Nes suaugęs žmogus, jisai pajaučia emociją, jis gali ją identifikuoti ir gali nuspręsti, kaip nori elgtis. Bet jeigu vyksta visas tas, užeina, tai reiškia, kad tiesiog emocijų reguliacijų įgūdžiai yra nedideli. Ir būtent, kada mes mokomės iš bendraamžių, tai mes ir mokomės, čia normalu, supykau, reikiu, šaukiu, ar ne, taip tarsi turim elgtis. Kai yra suaugęs žmogus, jis gali modeliuoti, ar ne, kad tokie, kai supykstu, ar ne, pajausti savo emociją, nešaukti, ar ne, nerėkti, bet mes galim išsakyti savo poreikį. Nu ir tada tas augimas, ar ne, orientuojantis į suaugusius žmonės, visa raida, jinai yra tokia sklandesnė. Toliau kalbant apie Gabor Mate temą orientaciją bendraamžius, visą tai jau prasideda vaikystėje, ar ne, darželinėme amžiuje, ar mes orientuosimės į suaugusius žmonės, ar į bendraamžius. Bet ta pati orientacija bendraamžius taip pat yra rizikinga ir vėlesniam, ir mokykliniam amžiui, ir paauglystės metu. Tai norisi kažkaip nubrėžti tą svarbų dalyką, suvokiant, kad kada mes, ar ne, auginame jau vyresnius vaikus ir paauglius, labai svarbu, kad mes būtume, ar ne, kai mes kaip šeima ar kažkokie kiti suaugę žmonės, kad jie turėtų į ką atsiremti, kad jie turėtų galimybę atsiremti į suaugusius žmonės, ar ne, atsiremti jų vertybės, moralinės normas, pasaulėžiūrį, kad nebūtų vien tik tai, ar ne, atsiremimas į bendraamžius ir bendraamžių vertybės, nes jos tikrai bus labai kitokios negu suaugusio žmogaus, ar ne? Jeigu paauglio vertybė gali būti kuo vėliau eiti miegoti, kuo daugiau laiko praleisti prie ekranų, ar ne, suaugusio žmogaus vertybės jau yra kitokios. Ir kuomet mes suteikiam vaikam galimybę mokintis iš suaugusiųjų, jie gali daug labiau skleistis. Bet jeigu vaikai tiesiog orientuojasi vien tik į bendraamžius
ir išnyksta ta vat tėvų įtaka, tai vaikams iš tikrųjų yra daug sunkiau ar ne ir atsakomybę vystyti, ir ilgalaikius santykius, ir tas neigiamas bendraamžių poveikis gali būti labai labai stiprus ir vesti vaiką į didelę destrukciją. Tai jau vaikystėje ar ne, jau darželiniame amžiuje ta vat orientacija, į ką vaikas orientuosis, yra svarbi, kad išliktų tos suaugusių žmonių figūros. Kas dar yra svarbu, ar ne, galvojant apie vaikų darželius, tai daug tėvų šneka apie tai, kad vaikai išeina į darželius ir dažnai serga. Tai viena to dalis, ar ne, yra tai, kad yra daug virusų, vaikai dar turi nesusiformavęs imunitetą ir jis formuojasi. Bet kita svarbi dalis, kad jeigu vaikas yra streso būsenoje, tai reiškia, jeigu jis yra paliktas be suaugusio žmogaus, į kurį jis galėtų atsiremti, turi pats daugiau pasirūpinti savimi, gali būti, kad kyla jo streso lygis. Ir jeigu vaikas bus nerimastingo prisirišimo stiliaus, jeigu bus saugaus prisirišimo stiliaus, ar ne, jis turi žmogų, kurį gali atsiremti, jis jaučiasi saugiai. Jeigu jis yra nerimastingas, jisai labai galbūt nenorės atsisveikinti su mama, galbūt labai verks, galbūt su auklėtojomis pasilikęs jisai verks. Tai iš esmės kaip ir nepatogu, bet vaikas reiškia savo emocijas. Yra toksai slidus dalykas su vengiančio tipo vaikais, kad jie gali kaip tik labai lengvai atstumti mamą, sakyti, man mamytė tavęs nereikia, ar ne, darželiai ten žaisti, bet jie taip pat gali jausti stresą. Tai, ar ne, kai mes matom vaiką, kuris ramiai kamputyje žaidžia, tai nebūtinai reiškia, kad jisai jaučiasi saugiai. Mes, ar ne, galim irgi suprasti, kad galbūt reikia žiūrėti kiekvieną vaiką individualiai, pasitikrinti, ar jis tikrai jaučiasi saugiai. Nes jeigu jisai yra streso būsenoje, nepriklausomai, ar jis yra vengiančio tipo, ar nerimastingas, ar saugiai prisirišęs, jeigu vaikas yra streso būsenėje, tuo metu jo imuninė sistema dirba nebeoptimaliai. Jeigu taip įsivaizduokime, ar ne, kuomet mes bėgam nuo tigro arba liūto. Jeigu mes bėgam nuo tigro arba liūto, mums svarbu yra bėgti kuo greičiau ir išgyventi, išsiskiria didelis kiekis streso hormonų tam, kad mes bėgtume. Tuo metu tikrai yra nesvarbu kovoti su virusais ir bakterijomis. Tai jeigu vaikai dažnai serga darželyje, tiesiog svarbu irgi pasižiūrėti, o gal vis dėlto vaikas patiria didesnį streso lygį. Ir tokiu atveju, ar ne, tiesiog jo imuninė sistema yra supresuota ir neveiks optimaliai. Aplamai yra labai daug tyrimų, kurie buvo atlikti apie neigiamą vaikų darželio įtaką. Ir vienas turbūt pats įspūdingiausias tyrimas buvo atliktas Kanadoje. Jisai buvo 2007 metais publikuotas. Ir tam buvo apžvelgta 34 000 vaikų, ar ne, vaikų, kurie ėjo arba nėjo į darželį psichologinė sveikata. Tai ką tas tyrimas parodė, kad vaikai, kurie ėjo į vaikų darželį mažame amžiuje, jie turėjo didesnį agresyvumą, daugiau elgesio problemų, aplamai sumažėjusi pasitenkinimą gyvenimu suaugus. Ir šitas tyrimas, jisai sulaukė ar net kontroversiškų nuomonių, buvo šiek tiek atsižvelgta, kad gal patys tyrimo metodai nebuvo tinkami, bet iš esmės tai kelia tokią, ar ne, temą ar problemą į paviršių, kad nors vaikų darželiai, ar ne, tarsi turėtų būti geras dalykas, bet, ar ne, dėl visos bendros sistemos, vis dėlto jie turi gan ir daug neigiamų atspalvių. Toliau, dar viena tema, kurią taip pat labai norėjau paminėti, tai yra tas separation anxiety arba atsiskyrimo nerimas. Ir apie laikotarpius, kada vaikus geriausia vesti darželį ir kada reikėtų vengti to. Tai maži vaikai, jie nesupranta objektų pastovumą. Tai reiškia, ar ne, jeigu mes kūdikiui parodysim tušinuką, tai jeigu tušinuką mes rodom, vaikas galvoja, jis yra. Jeigu mes tušinuką patraukiam, vaikas realiai nesupranta, kad tas tušinukas vis dar egzistuoja šitam pasaulyje. Ir tai yra objektų pastovumas, kaip tai vadinasi. Ir jeigu tai pasižiūrėjus, ar ne, vaikai, kol jie yra maži, ir tas yra maždaug iki 18-24 mėnesių, jie nesupranta, kad jeigu, ar ne, objektas
nebėra jų matymo lauke, jis yra patrauktas, kad jis egzistuoja. Tai jeigu mes tuo laikotarpiu, kol vaikas dar nesupranta, ar ne, kad objektai, kai nėra mano matymo lauke, jie egzistuoja. Jeigu mes vaiką išleidžiam į darželį, vaikas nesupranta, kad jeigu mano mamos šiuo metu nėra šalia, kad mano mama dar yra. Ne? Vaikas realiai negali suprasti, ar mama grįž, nes ji nėra matymo lauke. Tai, ar ne, tas atsiskyrimo nerimas, jisai yra natūrali raidos dalis ir jinai rodo, kad vaikas reiškia yra gerai prisirišęs prie savo artimų žmonių, jeigu jiems pasišalinus, vaikas ar ne, nu, nori, kad ta mama grįžtų. Ir tai formuojasi ar ne iki 1,5, kartais net iki 2 metų. Tas suvokimas, kad mano mama grįž. Ir taip yra sakoma, kad vaikai apie metus, apie 1,5 išleisti darželį tarsi prisitaiko lengviau. Tai šitoje vietoje aš keliu tokį klausimą, ar tikrai jie prisitaiko lengviau, ar tiesiog, ar ne tokio amžiaus vaikai nesupranta, kas vyksta, ar ne, jie nueina į darželį, mamos nėra, mamos nėra, jie tiesiog pripranta prie to, kad mama gal neegzistuoja. Bet mano požiūriu, man atrodo, yra labai svarbu, kad vaikas iš tikrųjų, kad jam formuotųsi tas saugus prieraišumas, kad jisai suprastų, kas vyksta. Ir tai, kad mamai ar ne išeinant vaikas verkia, tai nereiškia, ar ne, kad tai būtinai yra blogai. Reiškia, kad vaikas supranta, ar ne, kad jisai nori būti su savo mama, jisai yra išvystęs saugų prieraišumą ir žino, kad jam geriausia yra su mama. Tai jeigu labai mažą vaiką mes išleidžiam į darželį, jis tiesiog pripranta ar nesupranta, kad tokiai mamos nebėra, dabar jam reikės kažkaip išgyventi. Ir išoriškai gali atrodyti, savaitę laiko, ar ne, ir vaikas gan gerai priprato prie darželio. Bet tik tai klausimas, kokia yra to kaina. Kada jau kalbam apie didesnius vaikus, nuo 3 metų, tai jau vaikas kuo puikiausiai supranta, kad mama dabar ateina, mama vėliau grįš, ar ne, su juo puikiai galima susikalbėti. Ir mano suvokimu, ar ne, būtent nuo maždaug 3 metų, visiems skirtingi, ar ne, vieni 2 bus, kiti 3, kiti 4 turės tą patį suvokimą. Bet tokiu jau metu su vaiku puikiai gali susikalbėti, jam gali aiškiai papasakoti, ar ne, kada tu grįši, jisai žino, kad tu grįši. Tai žiūrint iš prieraišumo teorijos, ar ne, kad susiformuotų saugus prieraišumas, tai yra tikrai vaikui saugiau, ar ne, saugiau, kad mama tikrai grįš. Ir kita tema, kad jeigu jau vedam vaiką į darželį arba paliekam jį su kitais žmonėmis, tai labai labai svarbu iš tikrųjų su vaiku elgtis pagarbiai, ar ne. Kartais tėvai bijo, sako, aš jeigu paliksiu vaiką ir pasakysiu jam, kad išeinu, jisai labai verks, tai gal aš geriau nieko nesakysiu ir išeisiu. Tai niekada nerekomenduoju šitą daryti, nes mums svarbu, kad vaikas mumis galėtų pasitikėti, kad jisai jaustųsi saugiai. Jeigu mes tiesiog paimam ir pabėgam, vaikui kyla labai didelis nesaugumas, ar ne, bet kurią akimirką mama gali būti ir staiga dingsta. Jeigu mes jau vis dėlto paliekam vaiką, ar ne, visada rekomenduoju aiškiai pasakyti, ar ne, kad aš išeinu, grįšiu po tiek ir tiek laiko, čia jau priklauso mano vaiko amžiaus, kaip tai kalbėti, bet neapgaudinėti, turėti savo atsisveikinimo ritualus ir kalbėti su vaiku kaip suaugusiu žmogumi, aiškinti, pasakoti, jam kils įvairūs jausmai, ar ne, padėti vaikui išbūti su tais jausmais ir suvokti, kad jie yra natūralūs, ar ne? Nukreipti dėmesio, kai vaikas verkia, ne, jeigu jisai dalinasi, kas jam yra sunku, gerai, eikim dabar pažaiskim, ar ne, kokį nors žaidimuką. Tai kartais tam tikrose situacijose yra ok, bet dažniausiai tikrai nerekomenduoju to vėlgi daryti. Dėl to, kad mes taip išmokinam vaiką, kad, tarsi jis nekreiptų dėmesio į savo jausmus. Ir kai toks, ar ne, vaikas, kur visad buvo nukreipiamas dėmesys nuo sunkių emocijų, kai jisai užauga, jam yra sunku suprasti save, sunku suprasti, kas jam patinka, kas nepatinka, kur jo savirealizacija. Ir dažnai dirbu su tokiom moteriam, ar ne, asmeninių sesijų metu, kur sako, bet aš nežinau, kas man patinka, nežinau, kaip realizuoti save. Nes yra išmokta, kad jausti jausmus yra negerai, jų negalima jausti. Dėl to jau nuo mažens mes galim padėti vaikam išbūti su tais sunkiais jausmais, nenukreipiant dėmesio, o iš tikrųjų išbūti. Ir tai tikrai nebus patogu, jeigu mes nemokam išbūti su savo jausmais. Dėl to tikrai svarbu mums, kaip mamoms, ar ne, kaip tėvams, kaip vaikus prižiūrintiems asmenims, nuolat tobulėti patiems.
nuolat plėsti savo emocijų reguliacijų įgūdžių galimybes, tas ribas ir mokytis, kaip man išbūti su savo pačios emocijom. Jeigu mes mokam išbūti su savo emocijom, mums tikrai nebus sunku išbūti su vaiko emocijomis. Bet jeigu man yra nepatogu jausti kažkokius jausmus savo, tai tokiu atveju ir man bus labai sunku išbūti su vaiko tais jausmais. Na ir pabaigai, ar ne, yra tokia statistika, kad šiuolaikiniai tėvai su vaikais per dieną bendrauja apie 7 minutes. Tai kaip pamačiau, iš tikrųjų toksai žiaurus skaičius, ar ne, jeigu įsivaizduojam, kad per dieną 7 minutės, kiek su vaiku mes bendraujam. Tai koks tas ryšys gali susikurti, kaip mes galim perduoti ar ne kažkokias vertybes vaikui, jeigu mes skiriam tiek mažai laiko. Ir jeigu esate šitoj paskaitoj, greičiausiai, jūs nesate tie tėvai, bet tiesiog vėlgi labai svarbu suvokti, ar aš vedu vaiką į darželį, ar aš nevedu vaiką į darželį. Esmė yra, kiek kokybiško laiko ryšio aš skirsiu su tuo vaiku. Kaip sakau, su mažais vaikais svarbu ne tas pasakymas, kad svarbu kokybė, o ne kiekybė, jis neveikia. Svarbu ir kiekybė, bet svarbu ir kokybė. Tai jeigu iš tikrųjų mes mažai laiko leidžiam su vaikais, jeigu mūsų vaikus ar ne augina, nežinau, televizorius, YouTube'as, Instagramas arba darželio auklėtojai, ar ne, paskui mes negalim stebėtis, kad paauglystėje nesusikalbam su tuo žmogumi. Jeigu mes skiriam dėmesį, bendraujam, ar ne, mums bus lengviau susikalbėti su tuo žmogumi ir vėliau. Tai labai linkiu, kad tos 7 minutės būtų tik tai skaičius iš teorijos ir apie kitų šeimų gyvenimus, bet kad mes, ar ne, iš tikrųjų kurtume gražų tą ryšį ir turėtume kokybišką, tvirtą ryšį tarpusavy. Tai jeigu turit kažkokių klausimų, tai galite parašyti man, pasidalinti, kaip susiklausę, ar ne, gal kažkokie klausimai iškyla, gal kažkokių pasidalinimų turit arba savo asmeninių klausimų, tai drąsiai galite man parašyti. Bet aplamai aš kviečiu būti mus visas, ar ne visus galios pozicijoje. Tai yra, kad ir ką aš renkuosi, ar ne, kad tai nėra, kad, tarsi neturiu pasirinkimo, arba, nežinau, negaliu ar nerinktis. Ir iš tikrųjų mes visada renkamės, mes tiesiog sprendžiam, kokie mūsų yra prioritetai. Ir kuomet mes nesame aplinkybių aukos, o esam gyvenimo kūrėjai, tai mes kuriam savo gyvenimą ir tada galim džiaugtis to gyvenimo vaisiais. Jeigu einam į tą aukos poziciją, ne, kad aš tarsi negaliu rinktis, neturiu pasirinkimo, tai yra pirmas žingsnis į savidestrukciją. Net jeigu mes matom, ar ne, kad, mano situacijai mūsų šeimoje darželis yra geriausias sprendimas, tada yra puiku. Ta prasme, net jeigu vaikas yra mažesnis, bet jeigu aš tikrai jaučiu, kad aš neturiu visiškai resursų, ar ne, tikrai neskirsiu laiko, jeigu vaikas bus prie televizoriaus kažkur tai, ar ne, o aš telefone skrolinsiu, tai galbūt iš tikrųjų darželis yra ir geresnis pasirinkimas, nepriklausomai nuo to, ar ne, kad čia pasidalinau informaciją, kad reikėtų vaiką vesti geriau nuo 3 metų. Ar ne? Ir net jeigu mes viską darysim pačiu tobuliausiu būdu, ar ne, stengsimės, kad vaikas būtų saugiai prisirišęs, tai nereiškia, kad mums pasiseks. Ir lygiai taip pat, jeigu mes padarysim visas įmanomas klaidas, tai nereiškia, kad iš tikrųjų tai bus klaidos ir kad, nežinau, mes sugadinsim savo vaikams gyvenimą. Iš tikrųjų, ne. Gyvenimas jisai yra labai labai spalvingas, jis yra labai labai įvairus. Mes iš tikrųjų nežinom, ar ne, kas yra tiesa, kaip čia reikėtų elgtis, ne, mes matom tam tikrus dėsningumus, pagal juos mes galim rinktis, bet visada rinkimės pagal save. Ką mes jaučiam savo širdimi, ką mes jaučiam savo vidumi, kas yra mūsų tiesa. Ir tiesiog pasitikėkim ją. Tai su šitą paskaitą aš labai norėjau paskatinti tuos tėvus, kurie abejoja dėl vedimo į darželį ir patys labiau linkę, kad galbūt nevesti, bet neturi informacijos, su kuria atsiremti. Tai labai labai norėjau, kad tos informacijos, į ką atsiremti būtų. Mokslinių straipsnių yra daugybė ir įvairių. Ir kam įdomu, galiu pasidalinti tuo dideliu Kanados tyrimu, kuris buvo atliktas. Jeigu dar iškyla kažkokių klausimų, irgi dar galite parašyti.
Tai dar vienas dalykas, ko aš nepaminėjau, tai yra dar viena alternatyva darželiui, tai yra arba seneliai, arba auklė. Ar ne? Kuo vaikas turi saugesnį ryšį su žmogumi, su kuriuo jis yra paliktas, kuo jis labiau gali atsiremti, tuo yra geriau. Ir jeigu mes kalbame apie mažus vaikus, ar ne, žiūrint į alternatyvą darželis ar auklė, aš visada rekomenduočiau pirmiausia pabandyti auklę, vien dėl to, kad tada vaikas gali sukurti ryšį su tuo žmogumi ir saugiai pasilikti. Vėlgi, ar ne, esu girdėjus tokių, na gerai, kad jūs galite leisti savo auklę. Tai nereikia gal įsivaizduoti auklės nuo 8 iki 5 kiekvieną dieną, bet ar ne, jeigu mama jaučia, kad jai yra sunku, kad jai reikia laiko savo ar laiko darbams, visada galima susirasti auklę keletui valandų ar ne per dieną, galbūt vienai ir 2 dienai per savaitę. Bet tai vėlgi yra sprendimas, nes, kaip sakau, šiais laikais labai daug yra uždėta ant šeimos pečių, ant mamos pečių ir to laiko savo tikrai reikia. Mums labai svarbu žiūrėti, kokia yra mamos psichologinė sveikata, mums svarbu pačioms atsigręžti nuolat į save, nes mes tikrai negalėsim auginti vaikų laimingų, jeigu pačios būsim nelaimingos. Tiesiog ieškokim nuolat tų sprendimų, kurie būtų tinkami mums, kurie būtų tinkami ar ne, aplamai mūsų šeimai ir jeigu jie jaučiasi kaip tiesa, tai yra be galo svarbu. Tai vėlgi, ar ne, kartais mes galim pasirinkti kažkokias kitas alternatyvas, nebūtinai ar ne mažą vaiką vesti į darželį. Galbūt tai gali būti auklė, galbūt tai gali būti seneliai, galbūt tai gali būti kita mama, ar ne, kuri irgi augina savo vaiką ir tuomet pažiūrėtų kelis vaikučius. Tai tiesiog nuolat atsigręžkite į save ir kviečiu pasitikėti savo nuojautą. Nes tikrai žinau daug mamų, kurios tarsi per prievartą ar ne verčia save, kad reikia jau vesti vaiką į darželį. Bet kaip minėjau, evoliuciškai ar ne, vaikai, jie tam, kad išgyventų, jaučia, kad jie turi būti su mama, su artimaisiais. Ir mamos lygiai taip pat evoliuciškai žino, kad jos privalo būti su savo vaiku, kad vaikas išgyventų. Ir jeigu mes bandom paspartinti tą atsiskyrimo procesą, anksčiau negu jisai yra natūralus mums, tai sukels labai daug įtampos tiek vaikui, tiek mums pačioms kaip mamoms. Ir Lietuva yra nuostabi šalis, nes jinai darbo vietą mamoms išsaugo 3 metus, ar ne, išėjus motinystės atostogų, moka tam tikrus, kad ir nedidelius pinigus 2 metus. Tai iš tikrųjų Lietuva suteikia gan daug galimybių mamoms. Ir tie laikotarpiai, jie iš esmės atitinka vaiko raidą, kas užsienyje tikrai tokių galimybių daugumoje šalių nėra. Tai kviečiu naudotis, kviečiu klausti savęs, kokie yra jūsų prioritetai, kaip jūs matot, kas jums svarbu, ar ne, jeigu svarbi savirealizacija, kaip suderinti visų poreikių šeimoje. Ir nepamirškit, kad maži vaikai, maži būna labai trumpai, ar ne, tie pirmieji 3 metai, jie yra labai svarbus. Ir jeigu mes turim galimybę leisti tą laiką su vaikais kokybiškai, puiku. Jeigu ar ne, turim ieškoti kažkokių galimybių, ieškokim, bet tada tiesiog ieškokim, ar ne, kaip padėti vaikams adaptuotis, kaip vaikams jaustis saugiems su tais naujaisiais suaugusiais žmonėmis. Tai ką, dėkoju tada už dėmesį ir jeigu turėsit klausimų, drąsiai rašykit.